Laikas turi šiek tiek panašumų į visus kantinės laikus, nes jis yra naudojamas veiksmui, kuris tam tikrų metų tęsia. Jis taip pat turi tam tikrų panašumų į visus past laikus, nes yra naudojamas, kai kalbam apie veiksmus, kurie vyko praeityje. Visų pirma, pakalbėsime apie jo sudarimą. Ir past kantinės laikas yra sudaromas naudojant žodelius was arba were ir taip pat veiksmažodis su galūne ing. Kažkaip dažniausiai veiksmažodžio su galūne ing niekas nepamiršta, bet su was were reikia atidžiau visą laiką kalbant arba rašant žiūrėti, kad jie tikrai būtų. Kuo skiriasi was ir kuo skiriasi were, tai priklauso nuo to, kas yra mūsų sakinio veikėjas. Jeigu mes kalbam apie I, he, she arba it, mes naudosime žodelį was. Jeigu mes kalbame apie you, we arba they, mes naudosime žodelį were. Pažiūrėkime vieną iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, we were working yesterday at 3 p.m. Vakar 3 valandą mes dirbome. Were, todėl kad we, ir work su galūne ing. We were working yesterday at 3 p.m. Jeigu mes norime padaryti neigiamą sakinį, jeigu mes norim pasakyti, kad mes kažko tai nedarėme, mes tiesiog po žodelio were arba po žodelio was pridedame neiginį not. Pavyzdžiui, we were not working yesterday at 3 p.m. Vakar 3 valandą mes nedirbome. Ir jeigu mes norim padaryti klausimą, tai yra labai nesudėtinga, mes patį žodelį was arba were iškeliam į sakinio priekį. Were we working yesterday at 3 p.m.? Were we working? Ar mes dirbome? Noriu atkreipti dėmesį, kad pridedant galūnę ing, jeigu veiksmažodis turi gale raidė, jinai dingsta, jeigu veiksmažodis yra trumpas su trumpuoju balsiu šaknies vidury, tai priebalsė esanti po jo sudvigubėja, pavyzdžiui, sit, sitting. Dabar pakalbėsime apie tai, kadagi šitas laikas yra naudojamas. Taigi, visų pirma, kai veiksmas vyksta tam tikrų metų praeitie, nes tai yra praeities laikas, ir nurodant tam tikrą laiką. Nurodant, kokiu metu tas veiksmas tęsiasi. Pavyzdžiui, we were watching TV yesterday at 3 p.m. Mes tiksliai žinom, kuriuo metu, jeigu jūs pažiūrėtumėt pro langą, tai tuo metu mes žiūrėjome televizorių. We were watching. Mūsų veiksmas žiūrėjimo tęsiasi tuo metu. Arba, tarkim, klausimas. What was she doing on Monday? Ką jinai veikė pirmadienį? Ką jinai veikė visą pirmadienio dieną? What was she doing on Monday? Taigi, kai veiksmai vyko praeityje tam tikrų metų. Šiuo atveju nurodant ir laiką. Galima kalbėti apie tai, kad nurodomas laikas nebūtinai skaičiumi, nebūtinai nurodant dieną ar valandą ar tam tikrą momentą laike. Galime naudoti šį laiką, kantinės, past kantinės, kartu nurodant situaciją kitų veiksmažodžių. Pažiūrėkime šitos du pavyzdžius dabar. Pirmas pavyzdys. I was making dinner while he was cleaning our flat. Aš gaminau vakarienę, pietus, kai jisai tvarkė butą. Abu veiksmai tęsiasi, abu veiksmai yra tęstiniai, abu veiksmai vyko tuo pačiu metu. Ir mes abu juos kaip tęstinius galime tam pačiam sakiny naudoti. I was making dinner, he was cleaning our flat. Nes tarsi nenurodom tikslios valandos, mes nenurodom tikslaus laiko, bet tai yra laiko parodimas kitų veiksmažodžių. I was making dinner while he was cleaning our flat. Reiškia, mes abu veikiame kažką tai tuo pačiu metu. Dažniausiai tokiuose sakiniuose yra naudojamas žodelis while. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. She was having a shower when someone knocked at the door. Jinai maudėsi duše, tęsiasi jos maudymasis, ilgas veiksmas, tęstinis laikas, kai kažkas pasibeldė į duris. Mes nenurodom tikslios valandos, kada jinai tai darė, bet mes kitų veiksmų, beldimu į duris, nurodom, kada tai vyko. Ar ne? Šiek tiek daugiau pašnekėsim apie tai, kai lyginsim past simple ir past continuous laikus kitam video.
Taigi, trečia situacija, kai norim kalbėti apie pokyčius, norim nusakyti kažkokį tai pokytį arba situaciją apibūdinti, kuri vyko praeityje. Pavyzdžiui, the weather was changing, oras kito. Ne? Tai kažkokia besikeičianti situacija praeityje. It was getting dark, temo. Tai ką lietuviškai mes sakytumėm temo, ar ne? It was getting dark. Lygiai taip pat kaip ir esamajam tęstiniam laike, kai mes kalbam, kas šiuo metu kinta, koks vyksta pokytis, kokia yra situacija. O kitas video bus apie tai, kaip palyginsime, kuo skiriasi past simple ir past continuous. Sėkmės mokantis, jeigu norite prisiminti past simple laiką, nuorodą rasite apačioje, o taip pat nepamirškite spausti subscribe mygtuką ir užsiprenumeruoti mano kanalo naujų video. Sėkmės!